Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime kovo 17 dieną, į objektą atvažiavom po 7:10, nes iš artimo upelio dar pusę kubo vandens vežėme su priekaba, nes čia tik tai pas žmonės šulinukas nedidelis. Nu, dabar situacija tokia, čia kloniai Miaugonis yra, gyvenvietė prie Elektrėnų, suvarėm 11 štangų. Bendras gręžinio gilis gavosi lygiai 19,5 metro. Pamatavom vandens statinį lygį 3 metrai nuo žemės paviršiaus, 16,5 metro vandens sulpas gręžinys stovi. Pamatavom vandens debetą, per 40 sekundžių prisipildo 10 litrų kiberas vandens, tai čia išeina 900 litrų į valandą. Va taip vat. Tai va bėga vanduo, pilnai prasivalęs, tai pripilsim slaikėlį. Va. Viena rankinė patogu. Va, vanduo pilnai prasivalė, pusę valandos kai bėga, visiškai jokių minutelių, nieko. Va, atvažiuojam su džipuko prie kabelę. Vargo žmonės su to šuliniu, žinai, senu. Ir dabar iš 19,5 metro, va tiek realiai grunto išplovė. Nes pagrindė buvo plavūnas, vadinamas dulkys. Dulkys, truputį molio, o taip ir tada va, prasidėjo vandeningas, o toksai kakavinės spalvos smėliukas, kaip matot. Po to čia jau užpilkėjo, nuo 19,5 iki 20,5 metro jau jis užpilkėjo. To, kad klonėse Miaugonise, sakė tas kaimynas už keletą namų, ten jam geologai prasigrėžė giliau, ten jau didelė koncentracija geležies. Ir matom, kuo pilkesnis, o didesnė koncentracija geležies. Čia pagal kvapą tai minimaliai, o užsakovo sūnus gyvena už gatvės kitoj pusėj. Tai pasi irgi be filtro geria tą vandenį, tos pačios kokybės, nes pragręžta buvo ten 18 ar 19 metrų. Va, pilnai vanduo prasivalęs. Dar kartą pažiūrim. Va, puikiausias vanduo. Ir čia yra name rūsys. Tai prasikas tranšėja ir įsives į rūsį, ten pasistirys į hidroforą. Va, tai čia po 7:10 pradėjom, 11 valandą jau praleidom vandenį. Nu, žodžiu, darbo gryno gavosi 4 valandos. Pragręžimų, štangų ištraukimų, filtro sukišimų. O taip, dirba hidroforas, viskas puikiai bėga, visos štangos suvarytos po žemę buvo. O tokia vat žmonėms gera bužinė. Dabar užsakovas Kaišiadorys išvažiavęs, tai laukiam, kol atvažiuos, nes praeitą savaitę nuotekas pasidarė naujai ir buvo reikalingas gręžinys. Nu tai vat, bus patenkintas. O tokia va situacija. Jo, nes šitą mūsų rajone šitokie vat irgi giliai ir gaunasi. Po 20 metrų, būna daugiau, mažiau. Tai va, čia jau žinom, kur važiuojame, jau buvom nusiteikę, kad reikės jau giliai prasikręžti. Tai va, toksai vat gręžinukas gavosi. Tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens, iki.